Sveiki, braliukai ir sesutės, kągi įdomienų laikas ir kągi turiu šį kartą papasakoti iš kokių įdomienų iš to terariumo gyvenimo. Ogi yra tokia įdomiena, jau turbūt visi žinot, kad terariume yra keletas Nevidono pagrindinių būstinių, sakykime, viena iš jų tai yra Jungtinių tautų organizacija, tai žodžiu tokia organizacija, kuri užsiima jau būtent to Nevidono planų taktinių veiksmų kūrimu ir įgyvendinimu į gyvenimą šalių, sakykime. Tai ir vienas iš tokių planų, tai aišku, yra į tas išsivyščiusias, taip vadinamas, išsivyščiusias teritorijas privežti kuo daugiau visokių emigrantų, sakykime. Tai reiškia į baltųjų gyventojų, sakykime, šalis privežti kuo daugiau spalvotų visokiausių emigrantų. Ir kągi daro ta Jungtinių tautų organizacija, kad būtų pasiekti jos tokie tikslai. Priminsiu, jų pagrindinis tikslas tai sunaikinti visas žmogaus teisės ir laisvės, kurios yra ten pas juos įrašytas, ten jie gina ten tas teisės, bet iš tikrųjų, kaip ir visur terariume, tai visos Nevidono struktūros, tai ką jos sako, tai visą laiką viską daro iš tikrųjų priešingai. Tai jeigu pasakė, kad gina, tai reiškia, kad jas naikina. Ir kaipgi jie naikina tas žmonių teisės. Ir jie daro, žodžiu, tokį dalyką. Jie pristato specialių tokių stovyklų, kaip čia verbavimo stovyklos, galim tai pavadinti, ne? Tai tuose nelabai turtingose šalyse, sakykime, kur gyvena įvairių spalvos odų gyventojai. Tai ir ten, žodžiu, į tas stovyklas jie verbuoja visokius būsimus emigrantus, bet jie ten verbuoja, žodžiu, normalių žmonių jie ten nepriima. Jie priima dažniausiai tai visokius ten nusikaltelius, žudikus, prievartautojus, žodžiu, būsimus diversantus, visokius, žodžiu, visokias padaugrės, kaip sakant, jau stengiasi surinkti kuo, sakykime, su žemesnio, kaip čia dabar, sakykime, žemesnio intelekto, ar jeigu taip galim pavadinti, ar kuo su mažesnio, kaip čia dabar pasakyti, net nežinau. Žodžiu, kuo piktesnė, kad būtų tie žmonės ir kuo labiau būtų linkę į visokią, sakykime, smurtą ir panašiai. Ir, žodžiu, surinkę tokius jau ten tuos žmonės, gyventojus, juos tada, aišku, jau dar ten apmoko, ką reikės daryti jau, pavyzdžiui, nuvažiavus ar į Europą, ar į Ameriką, ir tada, aišku, jau sodina į lėktuvus ar ten į laivus, žodžiu, organizuoja visą jų ten pervežimą ir tada veža jau į tą šalis, į kurias jau yra ten suplanavę. Tai pagrindė, tai aišku, veža kur tai į Europą, į Kanadą, į Ameriką, į Australiją, sakykime, į tas šalis, kur pagrindė yra baltaodžių, sakykime, to šalis. Ir veža, bet su tuo tikslu, kad sunaikinti ten tą baltaodžių gerą gyvenimą, taip, jeigu galima taip įsireikšti, ir kad, žodžiu, ten būtų betvarkės visokias riaušės, plėšimai, grobimai ir panašiai. Ir, žodžiu, tokiu būdu. O viską, kaipgi jie visą tą pavyksta, iš kurgi jie gauna tų pinigų. Ogi jie gauna tų pinigų iš tų pačių dundukų. Taip, labai keista galvoti ir girdėti, bet viską finansuoja iš tikrųjų dundukai. Kaipgi tie dundukai finansuoja tam terarium? Dundukai terariume yra žudomi už jų pačių pinigus. Ir kaip jiegi moka mokesčių savo ten tuose administracinėse teritorijose, tiem Nevidono tarnams, sakykime, mūsų sistemai, jie yra sukūrę, žodžiu, tie Nevidono tarnai sistemą ir ta sistema iš jų plešia paskutinį kailį, žodžiu, atiminėja visus pinigus, kiek tik tai įmanoma, žodžiu, kad jokių būdų negalėtų jie ten pralopti arba jau pradėti normaliau gyventi. Ir paskui tuos pinigus surinkę, jie, aišku, skiria tokiai organizacijai, kaip Jungtinių tautų organizacija, ten ir pasaulinė sveikatos organizacija, ir pasauliniam ekonomikos forumui, ir daugam dar jie ten skiria, aš jau tik tai tas 3 pagrindinės paminėjau, bet yra krūvas visokiausių organizacijų, įskaitant ir visokius ten ekologinius aktyvistus, nes irgi jie propaguoja tą klimato kaitą. Ir tokiu būdu yra dundukų ir finansuojami visi tie emigrantai. Jie ir važiuoja už dundukų pinigus į tas šalis ir paskui dar ir jau tos teritorijos administracija dar ir išlaiko paskui tuos emigrantus irgi už tų pačių dundukų pinigus. Iš dundukų atima ir emigrantam tiem atiduoda, tiem visiems riaušininkam ir panašiai. Aišku, tarp jų pasitaiko galbūt ir tų gerų žmonių, čia nėra galbūt jau taip 100%, sakykime, tik tais viena, kaip sakant, pusė, bet didžioji dalis, aišku, ir labai jau stengiasi, kad būtų didžioji dalis tokių jau tie Jungtinių tautų organizacijos darbuotojai, jie ten yra apmokyti ir jau atrinkinėja tik tai tokius, kurie jau darys riaušes atvažiavę į tą šalis. Tai čia tiek biškai apie Jungtinių tautų organizaciją, o žodžiu dabar jau ūkininkai padarė tyrimus, žodžiu, nežinau, man atrodo, ten Amerikai,
vakcinavo, žodžiu, pas juos ten kiaulės liktais, privakcinavo ten tų kiaulių ir apie 30%, žodžiu, tom kiauliam arba jos nugaišo, arba ten, žodžiu, anoreksikės kažkokios pasidarė, arba kažkaip kitaip susirgo. Su tom mRNA vakcinom jau labai giriamom, nes be mRNA vakcinų jau dabar, jeigu nevakcinuota mėsa, tai yra nesaugu valgyti pagal nevidono tarnų tą propagandą. Žodžiu, kad būtų saugu valgyti, tai jau dabar pabandė juos pavakcinuoti. Ir padarė tyrimą. Žodžiu, tai trečdalis, kaip ir sakiau, ten tapo, kaip sakant, jau lavonieną, žodžiu, patapo iš karto iš tų gyvūnų. O tie, kurie, žodžiu, ir nepatapo tą lavonieną, vis tik 70% atsilaikė tų kiaulių, žodžiu, nuo tos vakcinos ir išgyveno. Bet paskui, kai jas tas kiaulės paskerdė, ištyrė tą mėsą ir pasirodo, kad visa ta vakcina dar ir likusi yra toj mėsoj. Ir tokiu būdu, aišku, kągi siekia dviejų tikslų, aišku, tie nevidono tarnai. Tai vienas, tai kad apskritai sumažėtų ten tų gyvūnų, o kitas dalykas, o jeigu jau ir nesumažės ir jeigu jau kažkokie ten gyvūnai ir išgyvens, tai kad aišku, kad jų mėsa būtų užnuodyta ir kad žmonės tie, kurie valgys paskui tą mėsą, kad užsikrėstų ir prisivalgyti, žodžiu, visokių nuodų, kurie paskui ir jau tą jų kūną gadins visaip kaip. Tai čia tokia naujiena apie tas gyvūnų, tas vakcinacijas, tuos skiepukus, nuodukus. Taip, o žodžiu, kas čia toliau dar? Karą. Vis karą bando visaip kaip išpropaguoti tarp Rusijos ir Europos, ne tai, kad išpropaguoti, o žodžiu, paruošti dundukus tam būsimam karui, nes čia nėra ką propaguoti, nes ten visi yra tiek Europos ten tie nevidonai, tiek ir Rusijos, ir Amerikos, ar visų kitų, tai jie visi dirba vienoj komandai, žodžiu, kurio komandos tikslas tai yra, žodžiu, sunaikinti dundukus. Bet sunaikinti ne paprastai, o sunaikinti per jų kančią dar tokį. Ir, žodžiu, Medvedevas pareiškė, kad jau, kuris ten buvo Rusijoje lėtas teroristinis aktas, iš tikrųjų tai tiesiog žudynės ir aukojimas buvo žmonių, bet dundukam tai buvo teroristinis aktas ir jis pareiškė, kad, žodžiu, Gylas tai visai yra čia nebesusijęs jau su tom žudynėm, o yra susijęs Makronas, o įsivaizduokit, Makronas pasirodo ten pasamdė, žodžiu, tuos žudikus ir tie žudikai tada padarė jau tas žudynės. Pasakė ne tik, kad Makronas, bet ir kitos vakarų ir kitų visai vakarų šalių vadovai, žodžiu. Čia kągi tas reiškia? Tas reiškia, kad jau Rusijos dundukai jau yra ruošiami, kad jau reikės jau tą ir Makroną, tai aišku, Makronai tai niekas tai nei plauko net nuo galvos nenuims. Bet kad, žodžiu, reikės jau prancūzus ir jau kitus jau europiečius, jau rusų dundukus jau ruošia, kad jiem reikės eiti jau juos žudyti. Tai žodžiu, tokia naujiena. Aišku, čia taip greitai nepasiruoš, nes Ukrainai tai ruošia 8 metus, žodžiu, kol paruošia, kad ukrainiečius, bet aišku, prieš ukrainiečius buvo labai sunku jau tos rusus nustatyti, nes kaip ir broliškos tautos, pavyzdžiui, kas reiškia rusus nustatyti prieš kokius vokiečius ten ar prancūzus, ar lietuvius, kur jau ten irgi jau dešimtmečiais, kaip sakant, skalambijami yra varpai. Tai žodžiu, jau čia neužilgo metai 2 ir manau, kad jau prasidės ta mėsmalė ir Europai. Nes Ukrainų jau kaip ir baigėsi tie dundukai, kurie ten eina, jau vis daugiau ukrainiečių supranta, kad eina jie ten tiesiog tik tai žūti. Toliau būsim kitą įdomieną. O kita įdomiena yra tokia, kad Greta Thunberg areštavo policiją, nes jie, žinokit, Hagui su savo ten tais pakalikais užblokavo ten automagistralę. Ir, žodžiu, atvažiavo policija. Ir nešė ją, žodžiu, jau ją suareštavo ir nešė ant rankų. Ir kokia buvo jinai laiminga, kai jie ten tie vyrai paėmė, nešė į tą jau policijos autobusiuką. Tai paskui net nubėgo pasišokinėdama, tokia patenkinta buvo. Ir plus, aišku, jinai dar patenkinta, kad akcija pavyko. Ją ten nufilmavo, žodžiu, jinai dar patapo didesnė žvaigždė. Ir, aišku, gavo nemažai už tai pinigėlių iš tų nevidono, sakykime, tarnų, kad jinai jau čia stumė tą klimato kaitos ten tą, žodžiu, propagandą dundukam. Ir, žodžiu, tokia ir buvo įdomiena apie tą Greta Thunberg. Jinai, aišku, iš tikrųjų tai jai visiškai dzin, nes jinai tai supranta, kad nėra jokios tos klimato kaitos, o tiesiog gauna gerai už tai pinigėlių. Tai taip ir yra tam terariume, tai arba dėl valdžios, arba dėl pinigėlių, žodžiu, ir tie nevidono tarnai ar klapčiukai patampa ir tarnauja tada nevidonui. Nežiūrėdami, kad ten pakenkia daugybė kitų žmonių, bet jiem svarbu tas egoizmas, svarbu tik tai, kad jiem būtų gerai. Taip, o pasaulinė sveikatos organizacija, žodžiu, tam terariume, žodžiu, irgi viena iš nevidono ten tų būstinių, tai jinai užsiima, žodžiu, žmonių lygų palatinimų visokių ir nuodijimų. Čia priminsiu, čia terariume, aišku, čia tikrai ne mūsų planetai Žemėje, žodžiu, bet kadangi tas terariumas ten toks jau iškrypęs yra, tai ten viskas yra iškrypę. Ir jie, žodžiu, patvirtino, kad jau pirmasis žmogus jau užsikrėtė
virusų, ten paukščių gripo virusų užsikrėtė, tai jis yra tas H5N1 virusas. Na ir žodžiu, ką jie dabar pacientas, žodžiu, sveiksta jau, jis tai ten yra izoliuotas, jisai sveiksta, o jau Pasaulinė sveikatos organizacija jau tęsia tyrimą toliau. Nu, žodžiu, čia jau jie pradėjo naują pasakėlę, žodžiu, apie kažkokius tai naujus virusus ir matysim, kaip ten bus toliau. Ar jau čia pasakys, kad jau dabar paukščių gripų visi ten serga. Na, aišku, jeigu pasakys, kad paukščių gripų, tai visus ir paukščius lieps išpjauti, o gal ir šiaip lieps, nu, nes ir taip jos liepia pastoviai ten pjauti, kad nebūtų žmonėm vištienos, ten antienos ir žasienos ir kalakutienos ir visokios kitos sienos. Tai, nu, rūpinasi jie, žodžiu, kad nebeliktų to įprasto maisto žmonėm. Taip, o žodžiu, o Amerikoje yra tokia Luzianos valstija. Nu ir jie, žodžiu, priėmė kažkokį įstatymo projektą, nežinau, ar čia tik projektą, ar čia jau ir įstatymą priėmė, kuris draudžia visiems valstijos pareigūnam bendradarbiauti su Jungtinių tautų organizacija, su Pasaulinio ekonomikos forumu ir su Pasaulinė sveikatos organizacija. Nu, žodžiu, tie, kurie rašė jau ten tie projektą, jau matyt ne visai dundukai, o jau pradeda suprasti, kasgi dedasi ten pas juos ten tam terariume. Ir jie parašė, žodžiu, tokį projektą, kad jau būtų draudžiama visiems pareigūnam jau bendradarbiauti su tom organizacijom, o tom organizacijom jau yra jau uždrausta, žodžiu, kištis į tos valstijos gyvenimą ir gyventojų, žodžiu, gyvenimą ir dar apkaltino, žodžiu, tas organizacijas valstybinio perversmo organizavimu. Ir tą valstybinį perversmą, žodžiu, tos apkaltino, kad organizuoja visam pasauliu vienu metu. Ir, žodžiu, kiša jie ten tos organizacijos, juk mes tai žinom, kad tai čia yra nevidoniškas organizacijos. Ir tos organizacijos kiša visom ten tom jau, kur organizuojamas tas perversmas, iš tikrųjų visur jis jau ten senai įvykęs, bet, nu, žodžiu, dundukai dar ne visai susipranta, bet ir sako, kad, žodžiu, organizuoja dar tik tai tą perversmą ir primetinėja tas jau taisyklės nevidoniškas, kaip, sakykim, tom jau ir kitom šalim. Tai va, čia tokia, sakykim, įdomiena, nu, po truputėlį galbūt ir jau tie dundukai pradės suprasti, kas čia tai organizacijos ir kągi jos ten siekia ir kad juos ten visus tručias ir naikins. Taip, o daugiau, kas čia toliau? O Anglijai, žodžiu, prigaminta jau tiek vabalų, kad jau, žodžiu, nebeturi jų netgi kur kišti tų vabalų. Pristatė, aišku, ten vabalų fabrikų ir prigamino jų, jau čia, žodžiu, finansavo ten valstybės, bet nebeturi, jau net nebeturi kur sandėliuoti tų vabalų. Nes netgi dundukai, na, aišku, jie ten paragavo visi taip toliau, nusakė, kad lieka ten mižalų skonis burnoj, paskui parivalgius ten tų vabalų, ar ten acto kažkoks skonis. Nu, žodžiu, visokie lieka ten tie nelabai skanų skoniai. Na, turbūt dundukai labai gerai žino, koks tas yra mižalų skonis, nes tai pastoviai tenai juos ir mokino gerti mižalus vietoje alaus ten, žodžiu. Nu, žodžiu, visai, kad tuos dundukus ten mokina, žodžiu, viską valgyti. Ten Japonijoje, aišku, ir jau iš šūdų daro kepsnius. Nu, mokslininkai dar daro, jie, pavyzdžiui, padaro tos kepsnius ir paskui patys ragauja, žodžiu, na, užtat ir žino, kokie tai yra visi skoniai. Tai, žodžiu, dabar jau Anglijai, kadangi niekas tų vabalų nelabai puola ten valgyti, nes yra mižalų skonių, tai dabar jau sako, kad reikia fermeriams jau reikia juos prakišti ir kad būtinai jau šertų gyvulius tais vabalais. Nu, žinoma, jeigu prišers gyvulius vabalais, tai vis tiek yra ten vabalų, ten hormonai visokie, kurie nebūdingi yra, sakykime, šiltakraujam gyvūnam, ar kaip čia pasakyti. Ir jie, aišku, tie hormonai per gyvulių tą mėsą paskui persidos vis tiek žmonėm. Aišku, turbūt mažiau negu tiesiog jos valgytų, bet jau galvoja, nu, geriau bent jau per gyvūnus, jeigu persidoda, negi dabar jiems ir išmesti tie neviduono tarnai tų vabalų prisigaminti. Taip, o kas čia dabar? O Ukrainoje, žodžiu, besiruošiant jau tam stojimui, jau tą Europos Sąjungą, Zelenskis jau pratina ukrainiečius prie tų europietiškų vertybių. Nu ir ne tik įstatymais, bet jau ir praktiką pradėjo taikyti. Tai kokia jis ten pradėjo europietišką tą vertybių praktiką taikyti. Taigi jis padarė jau mokyklose, kad būtų tualetai berniukams, mergaitėms ir dar būtų tie lytiškai neutralūs, nu kaip čia genderiniai, žodžiu, tie tualetai, tai čia tipo tiem vaikam jau, kurie, nu, neapsisprendė, ar dar jie yra berniukai ar mergaitės. Iš tikrųjų, tai visi vaikai ten žino, kad jie yra berniukai ar mergaitės, bet jiem tiesiog pradeda plauti smegenis ir bando juos supainioti, kad jie nežinotų, ar jie berniukai ar mergaitės. Tai va tiek apie tą ukrainietišką eurointegraciją, žodžiu, labai ukrainiečiai turbūt ten yra laimingi jau. Nu, ukrainiečiai tai aišku normalūs nelaimingi, bet dundukai jau labai siekia kuo greičiau į tą Europą. Nu, matau, kad man daugiau nebetilps, tai kitas įdomienas paliksiu jau kitam filmukui, tai tikiuosi, kad jums tos įdomienos patiko šį kartą. Na, jeigu patiko, rašykit komentarus, žodžiu, dėkit laikus, dalinkite su draugais ir bičiuliais ir iki kito karto.